labą dieną. Tai ką, paskutinis video labai sukėlė daug audrų, nežinau kodėl. Labai pasirodo visiems aktuali suvirinimo aparatų tema. Ir visi viską labai išmano. Vieni komentarai padidink srovę, kiti pamažink srovę. Ir realiai viens šalia kito. Tai ką daryt? Nu, bet pašnekėsim apie tai video eigoj. Dabar važiuojam iki namų pakraut šakų šiek tiek, nes apgenėjau sodą. O paskui atveš trašų ir gal dar nulėksim iki Lietagras armatūros nusipirkti. O kol aš visą tai padarysiu, jūs paspauskit like ir prenumeruoti. Žiema nei gera net hatatui, nebeveik posūkiai. Ok. Negalvojau, kad taip įmanoma. Reiks saugiklius patikrinti. Sargiai šiltnamis, gal neužkliudysim. Va ir mūsų malkos. Ne malkos, o šakos. Nu, kadangi šiais laikais žmonės yra tinginiai, pabandysim su šakiam pasikraut. Gal nekeliam? Nu, kelias šakas įmečiau, bet kelias dalykas, tai mes jas su rankom sumesim, o paskui dar su traktoriu suspausim. Ir bus gerai. Nu viskas, skambino jau vairuotojas, kad už 1,5 valandos bus trašas, tai reikia paskubėti. Nes dar armatūros nulėkčiau, jeigu spėčiau, tai biškį reikia paspausti. Kaži gaučiau baudą ar nelabai? Aš manau, kad versim čia prie namą. Vis tiek tą sodą pjausim. Ir tas šakas tada tas šakas, kai išdžius vasarą, sudeginsim gal, nežinau. Arba jeigu daug prikupsim, gal kokį biokurą atiduosim. Bus matyt. Verčiam čia. Nes vis tiek tos obelis keliaus, tas keliaus, dėl šitų dar neaišku, tai čia dar bus nemažai ką pjaut. Plius tie didieji medžiai dar irgi guls, tai tų šakų dar bus. Verčiam čia. Aišku, jos neiškris, nereik turėti vilčių, nors gal pabandykim. Ai, slyst biškį. Oba! Kažkam reikia šakų, kreipkitės. Čia aišku bairis buvo, neprimkit antrim. Taip, tai mes turime dar valandą laiko iki kol atvažiuos trašos. Tai gal mes spėtumėm nulėkti armatūros. Aišku, čia man su traktoriai bus kokie 3-4 kilometrai. Bet gal spėsiu, jeigu žmonių nebus. Nu tai kol važiuoju, dar galim pakalbėti apie suvirinimo aparatą.
sutinku iš dalies, kad apžvalga nebuvo labai jau tokia išsami, nes iš 3 jo galimybių aš parodžiau tik tai vieną, nu, kaip būtų naudojant kempą. Bet žiūrint į komentarus, kad mes visiškai ten parametrų nereguliavom, viską ant maksimumo užstatėm, jūs rimtai tiek naivus, kad galvojat, kad mes viską ant maksimą susukom ir nebandėm kitaip. Nu, nežinau. Paskui komentaras buvo, kad labai reikėjo įsilaikyti šlangę, nu, kad nebūtų sunku stumti vielos voleliams. O tai neturėtų būti, pavyzdžiui, naujam aparate, kad būtų apskaičiuota, kad jeigu ten, kad ir minimalus tas kampo šlangiai gaunas, kur spaudi pistoletą, kad jisai vis tiek jam jėgos užtektų prastumti. Nes ten didžiausia problema yra, kad mes netreguliuojam tolygaus padavimo. Pati ritė, kur yra aparatė, kur yra ta virinimo viela, ją laiko varžtas su spyruokliu. Tas varžtas yra atpalaiduotas, kad jam būtų nesunku prastumtos ritis. Jinai ten laisvai sukrojas. Jeigu labiau atsukai, jau gali spyruoklę numauti nuo sriegio varžtą. Tai šis jau atkrent variantas. Paskui, kas liečia volelius, nu, jų suspaudimas ritis, kad nepraslystų. Suspausta rimtai, kad nebuksuotų. Bet jeigu reikia pirkti naują šlangę, ten kažkas rašė su silikonu ar su kažkuo, kad mažiau pasipriešinimo būtų, nu tai tada kaitys aparatas, nežinau. Bet mes išbandėm labai daug kartų. Ritė 0,8, voleliai 0,8, pats ant galiuks, kur ant pistoletą pačią galo, irgi 0,8. Viskas atitinka. Nežinau, ką dar galėjom praleisti. Buvo komentaras naudot kitas dujas, miksą naudot. Bet buvo ir komentaras, kad šitą aparatą net nepasijaus. Tai vėl toksai, nežinau. Kažkokia nesąmonė. Aš dar su juo pasišaisiu tikrai, nebus jisai numestas į kampą, nes prie ūkio mums kavirės visada yra. Bet nežinau, ką galėčiau geriau su juo padaryti. Yra tenai opcija virint be dujų. Nežinau, kaip tai veikia, bet galima taip tą pabandyti. Bet vis tiek tolygaus ritas padavims, jisai nesusijęs su nustatymais ar su kažko. O padarom taip, kadangi komentaruose vien tik ekspertai, kur viską išmano, viską žino ir panašiai, parašykit kas nors dabar į komentarus, kas norėtumėt padaryti gal tokį nedidelį video. Aš atsivešiu tą kempą, jūs galėsit sureguliuoti, parodyti kaip reikia. Jeigu išeis, ok, mes tada žepliai ir kažko išmoksim. O jeigu neišeis, tai bent pamatysit, kad mes nesam tokie žepliai. Padarom? Ir dar klausimas, o iš kur tiek žmonės pykčia dėl paprastą kinietišką kempuką? Neįsivaizduoju. Nu, tik įvažiavau į Litagras kiemą, paskambino vairuotojas, jau matau Raseinius. Nu, pusvalandžių tai tikrai anksčiau atvažiavo, negu turėjo. Nu, nesvarbu, gerai. Važiuojam, tada išsikrausim ir gal tada jau nulėksim pasimti armatūros. Susisporinom su tėčiu. Čia va yra lauks. Pasėti kvietrugiai. Norma mažesnė negu reikėjo, nes sėklos neturėjom. Gal čia koks 103-140 kg. Ir šiek tiek sėjėkas biški per giliai pasėjo. Dėl to jie taip bednai atrodo. Tai mes susisporinom, kad aš sakau, bus 7 tonos, jisai sako, kad nebus. Tai pažiūrėsim. Nes aš manau, kad jų čia tiek nedaug bus, jie turėtų neblogai išsikeruoti ir turėtų viskas būt gerai. Na, aišku, jeigu nenuskurdinsim, jeigu pavarstysim kažko. Taip, būtų gerai, kad tu niekur nepabėgtum. Idealiu atveju.
O dieve. O, ir mūsų trašus. Va ir mūsų trašus. Į kur dabar jas dėt? Piktutis tėtis. Nu, į ką dabar? Vairuotojas nepadėt. Nu, žiūrėsim kaip. Bent jau kol kas nepadėt, gal persigalvos. Vairuotojas nepadėt, tai viską patys. Gal kažkaip. Tai čia yra lenkiška salietra po 3,43 su atidėjimu. Nu, dar tokių neturėjom. Iš tų prabangesnių esam kažkada turėję angliškų su mėlynais maišais. Kai pirkau šitas buvo uzbekiško su atidėjimu 3,25. O pavyzdžiui šiai dienai jau apie 3,60. Jeigu moki iš kart. Tai čia kainas pasikeitė per kiek? Per mėnesį laiko? Ai ne, per 2 mėnesius, sorry. Nu, judam, dirbam. Tu matai po 600 kilų maišai. O tai ką, gerai, daugiau išsikraun. Nu? Nu, į ką? Ką? Ką nori? Ką tu nori? Primeti nei vieną trašų maišą nesuplėšiam. Nėra tai buvę. Tai aš per 20 metų nesu suplėšęs. Nes niekada beveik nevairuoji, tai... Ne, šiaip aš pirmas į gyvenime trašas į mašiną buvau lipęs krauti. Ar reiks filmuotas medžiagas paieškot? Per 15 metų. Adengiam? Agirdi, yra, karočiui taip, yra vairuotojai lopai, į nelopai. Spėk, koks šiandien buvo vairuotojas. Iš bendravimo labai malonus. Lopas. Yra lopai, yra nelopai, tai buvo lopas. Yra Vilkaviškė lopai, pacanai, maladėcius. GoPro vėl numirė. Biškį pafilmavus ant šalčio. Tai viso. Nei vieną maišą nepradūrėm. Nėra buvę taip. Pažiūrėsim, kaip lenkiškas trašytas. Minkštas, nesušokusias. Turėtų būti gerai. Dieve, datų šlikštinių mažai pas mūsų kieme. Nu, pasakyk, kas čia yra gerai su jie. Ai, čia siera. Ai, pasirodė, kad BMW. Kas? Žiūrėk. Iš tų lempų, va taip kaip yra, noriu pasakyti, nepasakytum, kad 5 serijos BMW sedans. O, 5? Taip, senesnis. Taip.
Nu, aš uždėsiu. YouTuberiai sudirbs, karočią už BMW, tai tu gausi iš karto kompresijas. Tai dabar tu nežinai, kokį čia mašiną. Ne, tai dabar jau matau. Kokį? Tai Sierra, nu. Sierra. Girdėtų. Ai, aš iš priekio nemačiau jos. Tai palauk, daug kaip pažiūrėt. Ne. Kokį čia mašiną? Tai daug kaip pažiūrėt, nu. Iš priekio. Sierra. Nu, palauk, aš nemačiau. Kol kas da Sierra. Kol kas da Sierra. Bet jeigu, nu tai... Tai Escort čia daugiau negali būti dalyko, aš nežinau net daugiau pavadinimų. Du pavadinimų žinau, Escort, Sierra. Ateik. Kas dar gali būti? Orion. Jeigu buvo toks. Orion, o ir... Nu, į koinčiai spūdinga. Tai rask, tai tu rask. Ai, man rast, aš gyvenime net matęs, kokios mašinos turiu rast. GXL parašyta, kas ten. Nieka, nei liuka, mechanikė. Mechanikė. Salons irgi gaidiškas. Langai net ne elektriniai. Toliau. Į viskas. Nu, tai prie variklis tada dalykas. Daugiau nėra čia kur žiūrėti. Doch. Va kur, Jesus Christ. Injection. Va čia yra, va tai skaičiukai tokie nelabai matos. Kokie? Ai, prieš šviesą kažkokią. Prieš šviesą. 1,8. Ai, va matos, 1,8 liter. Nu, ką čia reiškia, tipo jau viso. Tai čia kiečiausias. Tai čia 1,8, tai tu įsivaizduoju, kaip ein 1,8. Duokinių variklių, čia musika 105 kW. Eik, tu iš kur tu 5. Todėl, kad yra FE. Va, dėl šitą, va. Va dėl šitą šudasą. Kilovatai. Tikrai ne. Nėra nei turbos, nieka čia. Iš kur tau 100 kW čia? Jo, nu... Kai sirbimo kolektorius šustresnis, tai čia... Kolektorius šiaip irgi daduot kilovatų kolektorius. Nu, bet ne iki 100 musėt. Nu, gerai, pažiūrėsim. Nu, tai ten Passat dokinis, tai jisai yra 2 litrai, yra 100, musė lygiai 100 kilovatų. O čia 1,8 musė, va 105 kilovatų. Taip, tegu parašo komentaruose, kas tuose dalykuose gaudo. Nu, gerai. Manau, čia 105 ne šiaip, kad... Ai, neturėjom ką rašyti, parašykim to 105. Nu, arkliai galėtų būti, tikrai ne kilovatai. Nu, gal arkliai. Tai kilovatais apie 80 kažkas. Arkliai, nelabai mašinos arkliai. Tai tik Lietuvoj. Čia arkliai. Čia arkliai. Buvo kažkam labai įdomu, mes nenusnargliavom galinę stiklą labai. Su kuo? Su betonavimo darbais, bet kad pusiavelnė. Čia kažkas... Ai, bet tai valus. Nu, čia viskas labai normaliai. Kažkam labai įdomu buvo, bet kad švariai. Tai va, į karočią jisai kuriasi ir dirba. Tai pademonstruok? Ne, kas tau čia kursi. Viskas, tegul būna. Eikit švest Valentinkės. Nes šiandien vasario 14. Pavidoliai. Tai viskas, šiandien daugiau nieko nedarysim. Armatūros rytoj nulėksim. Da prieš Akubiškį nuvažiuosim. Ir viso. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.